Šiandien knyginėjimuose netikėtas svečias iš muzikos srities. Su jo muzika užaugo ne viena vaikų karta. Tai kompozitorius, prodiuseris ir vienas iš vaikų muzikos studijos Džimba įkūrėjų bei vadovo Andrius Borisevičius. Kartu su muzikos pedagoge Agne Kmieliauskaite Borisevičienė jis kuria dainas, kurios skamba ne tik namuose, bet ir tampa tikrais vaikystės himnais. Na, o knygų paraštėse čia taip pat nepaliksime, pasikalbėsime apie pačias naujausias, tad sveikinuosi su mano studijos svečiu. Sveiki. Labą dieną, sveiki. Su tokiu muzikos takeliu pradėjome labai jaukiu, be galo. Ir norisi pirmiausia kalbėti galbūt apie istoriją. Prisiminti, kaip gimė Džimba. Taip, tai gimė, mes žinokit, jau taip susimastant, tai jau labai daug metų, mes 23 metus gyvuojam, net va per Kimauno dainavimą per tiek metų. Jo, tai čia kažkaip tai, mes abudu muzikai, aš ąžuoliukas, mano žmona Agnė yra čiurlioniukė, ir va taip susijungė mūsų mintis, mūsų idėjos. Čia aišku daugiau Agnės sritis, nes jinai, tokia, aš kaip sakau, pedagogė iš pašaukimo vaikam. Aš labiau mėgstu kurti muziką ir vat pas mus galbūt tas tandemas toks visai neblogas gavosi, kad tiek metų gyvuojam. Ar galėjote įsivaizduoti, kad jūsų tandemas ir tai, ką kūrėte, palies tiek daug vaikų ausų ir jų tėvelių, aišku? Labai įdomus dalykas, šiaip apskritai kūryboje niekada negalvoji, kam kažkaip tai, suprantama, tu, kuris stengiasi, aš kaip sakau, man turi būti grožis. Tai vaikai turbūt pirmieji, kurie nemeluoja, jie visada išgirsta, pasako gražu, negražu, patinka, nepatinka. Jeigu atvirai gyvenime negalvojau, kad kursiu dainas vaikams, kažkaip, man visą laiką gyvenimas tokius galbūt iššūkius duoda, kad ten, kur tu labiausiai nesitiki, kad tavęs laukia, galbūt ne tas gyvenimas ir mane taip vis meta, vis kažkur tai ir tą linkmę, reiškia, ir pati Agnė mane labai pastumėjo, sako, gal pabandom, nes tos kaip kūrybos vaikam ypač tais laikais trūkdavo, tokios truputį gal mažiau komercinės, daugiau tokios edukacinės, ir mes to takeliu kažkaip atėjo ir kažkaip ir toliau, taip sakant, iš upelio į upę galbūt išplaukiam, taip. O gal pastebėjot per tą laiką, net per 23 metus, kuo įsiskiria būtent jūsų projektas, kuo Džimba įsiskiria iš kitų vaikų, panašių tokių muzikinių projektų? Galbūt nežinau, to nuoširdumu, aš kaip sakau, mes kai kūrėme visą tą atmosferą, visą tą muzikinį pasaulį vaikam, labai norėjosi jį kažkaip pateikti ne per tokias labai dogmas, tu turi tą, iš tikrųjų tai yra toks platus tas muzikos pasaulis ir taip norisi tuos vaikus neatbaidyti. Nuo pirmų dienų. Aišku, dabar galimybės yra begalinės, nes yra labai platus prieimas prie muzikos. Tais laikais gal šiek tiek kitaip buvo. Ir mes tą Džimbą kūrėm tokią, mes Džimbui geriam arbatėlę, geriam vandenį, dainuojam per pertraukas, ta prasme šokam. Gyvenate? Jo, jis toksai, kaip sakau, man tai, aš 23 metus nedirbu, aš tiesiog mėgaujuosi tam visą muzikos kūrybiniam kely. Ir ypač su vaikais, ir tie vaikai tokie, nežinau, mes kaip sakom, galbūt jie šiek tiek kitokie užauga, tie kitaip pamilsta tą muziką iš kitos pusės. Ir kai jie užauga, jau nemažai Džimbos, reiškia, vaikų yra užaugę, jie dabar savo vaikus ugdo su mūsų dainelėm, prisimena tas dainelės ir viską. Tai, labai malonu tas yra kažkaip, gal kažkokį indėlį pavyko, taip sakant, įdėtam vaikų ugdyme muzikinę. Mes taip labai tikimės. O jeigu kalbėtume dar apie tą kūrybinį procesą, kuo skiriasi kūryba vaikams nuo kūrybos suaugusiems? Asmeniškai man yra labai sunku kurti vaikams. Man asmeniškai, todėl kad... Bet sakot, mėgaujatės, nedirbate visus tos metus? Man tai yra 10-guba atsakomybė. Aha. Todėl, kad vaikai labai imlūs yra ypač mažam amžiui ir mes kažkaip irgi orientuojamės į tą tokį pradinį ugdymą. Kaip tu pateiksi tą dainą, taip jisai, kaip tą muziką vaikas priims, tu turi nešti atsakomybę, reiškia, jisai taip ir augs su ją. Tai kitas dalykas yra... Vaikam yra, stengtis irgi pagal amžių turi. Vieni vaikai supranta sudėtingesnės dainelės, kitiem neįdomu, jie užverčia ir padeda į šoną, jiem per sudėtinga.
Tai aš visokių tokių labai per tiek metų tokių daug eksperimentų muzikinių daręs ir labai draugavim va su teksto autoriais, kas yra žiauriai svarbu tekstą teisingai vaikams sudėti su Jonu Jovaišiu, su Diana Gancevskaite. Aš pats kartais parašau tos tekstus vaikams ir va kažkaip tokį mes, kaip sakant, tandemą. Galbūt krumpliaračių suradę ir vat patenka tada tos dainos vaikams. Nes dar vat, baigiant šitą klausimą, suaugusiem, nu tu gali kažkaip ten marketingų padaryti, kažkokiu PR-u. Vaikų tu neapgausi, vaikas iškart pasakys, man čia gražu, man čia nelabai ir daug dainelių tiesiog vat, testuojam kartais, vat, paleidžiam ir vat, kas vaikam patinka, vat, ir dabar naujas kaip darom. Ir mes matom, kaip vaikai reaguoja. Va šita patinka, šita, jis jau niuniuoja, jis jau pagauna. Ir iš tikrųjų čia yra, tokie subtilūs, ten kelios natelės, keli žodeliai, vieną pusę į kitą ir vaikui gali būti labai sunku arba labai imlu. Tai toks vaikas nuoširdus, absoliučiai teisėjas šioje vietoje gaunasi. O kaip, sakykit, gimsta, aš suprantu, per eksperimentavimus, bet tokios dainos, kaip Varlyčių choras, Ant palangės tupi katinėlis. Su katinėliu iš vis yra labai, labai įdomi istorija, nes čia tikriausiai dabar po Aš širdie myliu savo mamą yra pati žinomiausia galbūt daina ir labiausiai mėgiama vaikų, kuo mes labai džiaugiamės. Katinėlį sukūriau Jono Jovaišio tekstu, aš paprašiau, kad Jonas ar Agnė galbūt paprašė, mes taip kūrybiškai dirbam vis pasidalindami, kad parašytų apie katinėlį. Kažkaip buvo tokia mintis ir tuo metu mes Pajūryje atostogavom ir aš tiesiog pasėmiau virtuvėj gitarą ir su gitara sugrojau motyvą ir jis man taip patiko, aš iškart, nes aš vasarą pasiimu kompiuterį kartais su savim, kad idėjas įrašyti ir ta idėja tokia, aš nesitikėjau, tikrai aišku, niekad nesitikė, norisi galbūt, kad tie vaikai pamėgtų tas dainas, bet šita kažkaip labai, labai taip jiem prie širdelės. Dabar turime 4 knygeles, aptarkime galbūt pirmiausia pačią naujausią, gerai? Vadinasi, jinai Mano Lietuva, kodėl tokia patriotiška nata? Mes labai džiaugiamės, kad turim galimybę bendradarbiauti, dirbti ir kurti kartu su mano požiūriu, viena šauniausių, gal pačia šauniausia Lietuvos leidykla Alma Litera, kuri patikėjo ir šitą idėją, šią idėją Agnė nešiojasi galvoje ir vėlgi, matyt, su pailsėjusiu protu Pajūry, vaikštant, grįžtant namo, Agnė sako, kažkaip būtų labai smagu padaryti apie Lietuvą. Ir tuo labiau šito laikmečio jinai tokia visai šviežia, kažkaip labai aktuali ta tema yra lietuviška. Ir aš iš karto, nes tokia mintis kilo, ką mes galim pasakyti apie Lietuvą. Labai daug yra tokių lozungų, viską, kaip vaikam perduoti tą, kad tu, kad jis pajaustų. Ir sakau, gal pabandom tas tokias, mes taip manom, kad mums nuostabi patiems ta daina Mano Lietuva, man kažkaip irgi tai pavyko ją parašyti, aš ir muzika, ir žodžiai, ir jinai tapo tituliniu tokiu pavadinimu. Ir sakau, o gal mums pabandyti tiesiog tas, kad nuo mažens vaikas, kaip išmokinti klasikinės tos dainos apie Lietuvą, jos galbūt šiek tiek taip tolsta nuo šiuolaikinio jaunimo, nes jos yra sunkios, jos yra akademinės. O aš labai mėgstu tokius eksperimentus daryti ir sakau, o jeigu mes pabandysim, Kur giria žaliuoja, tą patį Naujalio, reiškias, Lietuva brangi. Klasika jau tokia. Jo, Kur bėga šešupė, man mama dainuodavo, pavyzdžiui, vaikas, kai būdavau. Ir sakau, gal, pabandom jas kažkaip, čia ir yra ta užduotis, jeigu taip galvojant apie vaikus, kaip jiem perteikti, kad jiem būtų smagu, nes vėlgi knygutės formatas, jis labai labai glaustas, labai, labai ribotos techninės galimybės. Tai visos kūrybos jau nesudėsi, žodžiu. Jo, kartais. Ir po ilgų galvos sukimų kažkaip tai ir tas aranžuotės truputį padarėm, kad jos būtų imlesnės tiem, jaunam klausytojui. Ar galima trumpai išgirsti? Mes galim pabandyti, jo, labai įdomu. Taip. Nes iš tikrųjų toks, kaip čia pasakyti, tikrai labai jaudinantis projektas gavosi. ir mes patys nežinom, kur jisai mus nuves. Mes tiesiog, sakau, labai džiaugiamės, nes tarkim, Kur giria žaliuoja, arba vienas įdomesnių yra
Oi, kaip Ir va jautru. jo, ir Labai jautru, ir aš gražu. kai kurias dainas perdarinėjau po 3 kartą aranžuotės, todėl kad ta pati Lietuva brangi, aš neradau, kaip jos aranžuoti. Aš pasėmiau originales natas ir tiesiog palikau solo balsą su pianinu pritarimu. Nu ir va tokiais visokiais, taip sakant, žaidimais muzikiniais mes priėjom prie šito rezultato. Na, aišku, jūs su savo knygelėmis tikrai ugdote ir tą muzikinį skonį, klausą. O ką pasakytumėte tiems tėvams, kurie augina muzikalius vaikus? Aš manau, kad reikia... Šiaip apskritai, jeigu kalbant apie šiuolaikinius vaikus, jie labai yra kitokie nei vaikai prieš 10 metų, kad ir prieš 5. Šiuolaikiniam vaikui yra viskas kažkaip tai labai, aš kaip sakau, viskas labai greitai eina. Taip. Jie labai nori greito rezultato, duok čia ir dabar, kas bus, kaip ką. Tai aš tiesiog palinkėčiau, aš manau, kad šiuolaikiniai tėvai taip ir daro, paieškoti tokių kokybiškos, kaip sakyti, jeigu taip galima išsireikštos muzikos vaikam, kad jie nebijot duoti jiem klausyti, tegul jie klauso. Mažiau, taip sakant, prie ekrano daugiau taip, muzikos pasiklausyti. tuo daugiau susikauptės muzikinė tokia dalimi.